Na tai ką, labas visoms, kurios pasilgo, kurios galbūt pasigėdo kas savaitinių mano video. Aš kažkaip galvoju, kad padarysiu vienos savaitės pertrauką, kad neperdėk, nes jaučiau, kad iš tikrųjų esu jau pavargus ir tiesiog vienas darbas veja kitą. Tai tikrai nesitikėjau, kad mano šita pertrauka taps kelių beveik mėnesių pertrauka, man atrodo, 5 ar 6 savaitės ir aš tokia šiek tiek pasimetus, nežinau nuo ko pradėti, ties kuo čia nais baigiau, tai galvoju, keliausim lengviausiu keliu ir čia esu susikrovus savo visas paskutiniu metu perskaitytas knygas per tuos kelis mėnesius, plus viskas, kas yra Kindle ir tiesiog pabandysim padaryti tokią mano mini apžvalgą, ką skaičiau, kas patiko, kokios naujienos, kokie pletkai klube, kas nusimato, kokie planai ir panašiai. Tai nežinau, pradėkim. Galbūt pradėsiu labai trumpai papasakosiu, kas vyksta pas mus knygų klube, kokios naujienos ir galbūt pradėsiu nuo mūsų mėnesio knygų, kadangi tiek dabar, gegužę, tiek birželį esame įsirinkę tiesiog labai geras knygas. Man abi knygos buvo 5 žvaigždučių vertos, būtent iš pagrindinės, ką esam pagrindinės knygas įsirinkę, tai įkelsiu visas knygas, kurias esame įsirinkę dabar būtent gegužiai ir bus birželiui. Tai kas dar negirdėjot mano visų liaupsių apie būtent The Lies of Lena, pakalbėsiu, nes aš jas irgi šiandieną bandysiu pristatyti. Tai labai rekomenduoju šokti traukinį kartu su knygų klubo narėms skaityti. Jeigu nesat klube, tai irgi šokti į šitą dalyką ir pabandyti būtent šitas knygas. Tai tiek būtų apie knygas, nes aš dar norėsiu apie jas būtinai pakalbėti. Aišku, kad labai noriu pasidžiaugti ir dėl mūsų knygų klubo prenumeratos, nes pagaliau pasiryžau, pasitvirtinom ir jau netgi pasileidom ir netgi spėjom uždaryti pirmasis rezervacijas būtent Blind Date with the Book. Ir neužilgo visos merginos, kurios pasirašė šitai kelioniai, gaus savo pirmasias dėžutes. Tai iš tikrųjų mes turime dabar 2 prenumeratas ir visada galite sekti naujienas karkartelskaito.lt, nes dar vieną naujieną mes pagaliau turim ir puslapį. Tai puslapis bus skirtas ne tik prenumeratom, bet tenais bus visuomet mūsų kalendorius, kuriame yra visi renginiai visuose miestuose, visi mitai, kažkokie didesni renginiai, mažesni renginiai. Tai kviečiu visada irgi patikrinti mūsų knygų klubo naujienas karkartelskaito.lt. Labai svarbus dalykas, nenoriu per daug išsiplėsti, nes noriu greičiau pereiti prie knygų, kad Karkartel skaito turės savo vasaros atidarymo vakarėlį, kuris vyks Kaune birželio 14 dieną, tai iš karto įsisaugokit datą ir sekit visas naujienas, kada paleisime bilietus. Tai vėl lauksime visų merginų ir bandysime susiburti į didžiulę mūsų grupę Kaune ir tiesiog paminėti vasaros atidarymą, žinoma. Labai gerai praleisti laiką, susipažinti, arba tos, kurios jau esam pažįstamos, tiesiog vėl susitikti ir vėl gerai paplepėti. Tai turėkit omeny, greitų metų, nes šiandieną kaip tik jau pasitvirtinom vietą ir pradedam planuoti visus smulkius ir didelius dalykus. Tai tikrai lauksim visų, kas norėtų birželio 14, tai bus šeštadienis, sutikti vasarą kartu su knygų klubo narėm. Na ir viskas, pereikim prie knygų. Net neįsivaizduoju, nuo kurios pusės pradėti. Galbūt pradėsiu nuo pabaigos. Pirmą aptarsiu savo visas fizinės knygas, kurias perskaičiau ir tada pereisim prie Kindle, nes tikrai buvo knygų nemažai, čia nais yra 6, 7, 8, 9, tai bus apie 12, 13 ar net 15 knygų, net neskaičiavau. Tai tos, kurios patiko, skirsiu daugiau šiek tiek laiko, kad nebūtų per daug ilgas video, tos, kurios nepatiko, tiesiog labai trumpai pasakysiu, kas man nepatiko. Tai jeigu neklystu, būtent kovo mėnesio išrinktos mūsų mėnesio knygos buvo šios, iš tikrųjų pirma dalis, aš tiesiog perskaičiau prie to pačią antrą dalį. Pirmoji dalis buvo The Crimson Moth, dar pasižiūrėjau, kad nesusmaišyti, tai aš tiesiog perskaičiau antrą dalį ir, žinoma, Leave Me Behind. Tai kaip man patiko šita knyga? Aš, žinot, skaičiau šitą knygą gan senai ir ji yra irgi viena iš mano rekomendacijų. Anais metais aš daviau pirmai daliai 5 žvaigždutes. Manau, jeigu būčiau skaičius dabar, galbūt būtų 4 žvaigždutės, bet tuo metu man knyga tikrai paliko didelį įspūdį ir manau, jinai buvo atėjus būtent į mano rankas papuolus labai tinkamų laikų ir man jinai labai patiko. Antra dalis man irgi labai patiko, iš tikrųjų taip ir reikėtų rašyti tęsinius, tai yra duology, tai tik tais yra 2 knygos, tai
taip, manau, ir reikėtų rašyti, nes buvo tikrai labai daug jų, ko tikrai norėjosi. Galbūt man į knygos pabaigą jau šiek tiek darėsi nuobodu, kadangi mes tikrai žinojom, kad viskas kaip baigsis. Iš tikrųjų, istorija pakankamai paprasta, lengva, labai lengva ją sekti, labai lengva ją skaityti. Ir tiesiog galbūt aš būčiau norėjus, kad jinai būtų bent kokių 100 puslapių trumpesnė, nes man tas visas jų bent ir šiek tiek prailgo ir jau norėjus, kad tiesiog įsiaiškinkim greičiau, žinom, kaip čia viskas baigsis ir va toks va jausmas, tai aš tai knygai daviau 4 žvaigždutes, bendrai vertinant tikrai yra labai graži duologija ir jeigu taip reikėtų rekomenduoti, kadangi knygos yra young adult, tai tikrai labai rekomenduoju. Manau, vasarą, jeigu dar kas nors neskaitėt, tikrai labai lengvai gražiai susiskaitytų. Tuomet pereikim prie Leave Me Behind. Šita knyga mano knygų lentynoje tikriausiai buvo kelis mėnesius ir kai mes ją išsirinkom būtent mėnesio knyga, aš galvoju, nu gerai, pagaliau reikės tiesiog ją paimti ir perskaityti ir aš taip ją atidėliojau, man atrodo, aš ją į rankas paėmiau tik tais paskutinę savaitę, kurio tiesiog reikėjo imti greičiau ir perskaityti ir kartais būna tas retas jausmas, kai knyga užkabina nuo pirmų puslapių, nuo pirmos pastraipos ir tai buvo su šita knyga ir aš galvoju, kodėl aš anksčiau jos nepradėjau skaityti. Tai tikrai man jinai labai patiko, aišku, knygai daviau 5 žvaigždutes. Jeigu taip reikėtų kabintis, tai tikrai yra prie ko kabintis man ir iš tikrųjų klube mes jau apšnekėjom, kad man nepatiko pati pabaiga. Aš galbūt šitai istorijai nebūčiau davus laimingos pabaigos, kažkaip manau, jeigu būtų buvus labiau tokia moral grey, ne visai laiminga arba su kažkokiu klausimu paliktų, kad nežinia kaip tenais baigėsi, galbūt būtų buvę geriau, nes pabaigoje pačioj buvo tikrai jautėsi, kad daug suskubėta ir ta laiminga pabaiga man tokia buvo tiesiog ne vietoj, bet didžiąją dalį knygos aš žiauriai mėgavaus ir vien tas jausmas, kad tu nežinai, kur tai veda, nes tikrai labai gerai parašyta, labai lengvai skaitėsi ir įtraukė, kaip ir sakiau, nuo pat pirmų puslapių, tai tas man tikrai labai patiko. Aišku, tai yra dark romance, tai visos, kurios iš tikrųjų niekad neskaičiusios dark romance, galiu sakyti, kad jinai galbūt netgi būtų gera knyga pradėti būtent savo dark romance kelionę, bet būtinai pasižiūrėkit vis tiek trigger warnings, nes manau, tam tikrų dalykų yra, į ką reikėtų atsižvelgti, bet man iš tikrųjų labai patiko. Norėčiau galbūt netgi įrašyti kažkurį video, mes su Migle planuojam 100 metų padaryti apžvalgą, tai gal dar padarysim, ten kalbėsim plačiau. Tai vienu žodžiu 5 žvaigždutės ir iš tikrųjų man taip patiko rašytojos rašymo stilius, kad aš norėsiu jos visas knygas perskaityti. Tai rekomenduoju tikrai. Tai žinoma, aš prieš kurį laiką jau baigiau savo Throne of Glass kelionę ir būtent mano paskutinė knyga skaityta buvo Kingdom of Ash. Galima, nežinau, ar matosi, prisižymėjimai visi. Ką galiu pasakyti? Ta prasme, šitą istoriją, kai tu ją vertini, pradėjus nuo būtent pirmos dalies iki paskutinės, kiek visko ten nuvyko ir kiek detalių ir kiek viskas galiausiai čia užsirišo, sukrito. Tai man kiekvieną kartą pagalvojus apie šitą knygų seriją tiesiog kūnų pereina šiurpas, ta prasme, tiesiog. Jeigu taip vertint, nesakyčiau, kad knygos visos man suteikia tą tokį, kur, žinot, kaip Akotaras bent jau lyginant, nes daug kas lygina, kad kuris serija yra geresnė, man vis dėlto Akotar yra ta, kur širdyje jinai liks visada numeris 1, bet neskaitant to, serija, yra dar nebaigta, tai manau galima būtų vertinti, kai jinai jau bus pabaigta, kadangi šita serija yra pabaigta, galbūt aš labai norėčiau, kad kažkada būtų kažkokių novelių arba netgi kažkoks tęsinys, nes daug kas man sakė, kad oi, ten viskas labai gražiai užsiriša ir pasibaigia ir panašiai. Man iš tikrųjų gale dar yra tokių langų, kur galima dar būtų nukeliauti, nes tikrai yra kelios neužbaigtos linijos, ko man pritrūko ir irgi iš tikrųjų šiaip klausimas, parašykit komentaruose, ar norėtumėt atskiro Throne of Glass apžvalgos būtent visų knygų, nes aš visose knygose turiu labai daug tabų ir aš tą visą pačią istoriją labai gerai prisimenu, tai aš netgi manau tokiom serijom galėčiau padaryti, kaip apžvelginėjau visas dalis atskirai, nes čia tikrai buvo
kelionė, ilga kelionė ir vietomis man buvo sunki kelionė, būtent su tandem readingu, kai tiesiog, tai sakau, labai daug tokių niuansų ir nišinių dalykų, ką aš žiauriai norėčiau pakalbėti ir su jumis padiskutuoti, ypač jeigu būtų atgalinio ryšio diskutuojant, tai parašykit komentaruose, ką domintų būtent pakalbėti apie šitą seriją, bet bendrai vertinant tikrai yra nuostabi serija ir sakau, čia yra tiek daug detalių ir tiek visko apgalvota, dėl to aš būtent Saros rašymą tiesiog dievinu, kas pirmose dalyse buvo ir ypač kas novelėje Assassin's Blade, tiek viskas sukrenta ir užsiriša ir užsibaigia. Tikrai, nuostabus rašymas ir dėl to būtent mano visai fantastikai yra didžiuliai, kaip pasakyti, lūkesčiai kai kuriems dalykams, nes kai tu gali rašyti, tiesiog, nenoriu irgi per daug labai įsiplėsti, bet nuostabi serija. Ar rekomenduočiau visiems? Galbūt taip, bet tie, kas mėgsta labiau, kadangi šita serija, jinai tikrai pakankamai lėta, nėra super greito veiksmo, tai daugam, nes man pačiai, aš pati susidūriau, nors aš high fantasy tikrai mėgstu, bet buvo momentų, kur aš tiesiog buvau pavargus nuo serijos ir iš tikrųjų labai gerai, kad leidau savo ir padariau tarpus, bet žinau, kad ne visiems, kiti tiesiog suskaito, suvalgo tenais per mėnesį viską, jeigu ne greičiau ir viskas tvarkoj būna, bet man buvo tokių momentų, kai reikėjo šiek tiek pailsėti. Tai irgi nėra blogai, bet serija tikrai yra geniali. Kiekvieną kartą, sakau, kai pagalvoju aš apie ją, tai jo. Ir iš tikrųjų praėjus laikui, aš tikrai nuoširdžiai pasilaustu visų veikėjų, tai daug kas apie tai šneka, kad būna tenais galvoji nuolatos, tenais net 2 metus praėjo, vis tiek dar galvoju apie veikėjus, tai suprantu, tikrai šitą jausmą suprantu. Gerai, čiumpam sekančią knygą, tai yra paskutinė būtent Powerless serijos dalis, Fearless, ir kadangi antra dalis man nebuvo, kad labai patiko, kažkaip aš šitai serijai visiškai sakiau, nebeturiu kažkokių lūkesčių, tiesiog nusimažinu iki 0 tam, kad tiesiog suskaityti kaip knygą ir užbaigti ir tiesiog tuo pabaigti, tai dėl to man visai galbūt patiko. Šiaip nepasakyčiau, kad irgi labai lengvai skaitėsi, nes manau, kad 70, jeigu ne 80 puslapių buvo tikrai daug ištemptų dalykų ir galbūt taip negaliu sakyti nuobodžiai, nes šiaip, nežinau, susiskaitė tikrai visai gerai, pabaiga man patiko, nebuvo kažkas tokio, ko, manau, ten nenuspėsit ar panašiai, tai dėl to aš ir pati, jeigu taip vertint reikėtų visą knygų seriją, sakyčiau, galbūt kaip po rekomendacija, jeigu norisi kažkokių stiprių plot twistų ir kažko gilesnio kaip kitose knygose, tai ne, tai čia yra tikrai daug lengvesnė ta visa istorija, bet man patiko, kad ji užsibaigė taip tikrai pakankamai logiškai ir buvo tokių plot twistų, kurie tiesiog irgi visai gerai susiskaitė, tai įvertinau ją 4 žvaigždutėm, taip jau dadėjau šiek tiek to balo, vis tiek visai gražiai užsibaigė ir laiminga pabaiga, tai kodėlgi ne. Tuomet labai džiaugiuosi, kad pagaliau buvo perleista šita novelė, nes labai senai aš jos norėjau, galbūt netgi pusę metų nebuvo įmanoma įsigyti jos su senu viršeliu. Karisos knygos, jinai tiesiog viską, ką jinai parašys, aš visada perskaitysiu ir būtent šita knyga taip pat yra The Serpent of the Wings of Night visoj visatoj, būtent The Crows of Nyaxia, būtent novelė. Tai būtent viskas, kas šitoj visatoj kažkada bus parašyta, aš tiesiog imsiu, suskaitysiu. Man tiesiog labai labai patinka ir Karisa turi tą tokį rašymo stilių, kuris, manau, irgi daugumai turėtų labai patikti. Jame yra visko, būtent netgi trumpos novelės, aš dabar galvoju, bet šią skaičiau daug seniau ir čia yra gal tiesiog 150 puslapių, bet joje yra visko, nuo siužeto gero iki jausmų, veiksmo, tiesiog labai labai gerai parašytos novelės. Šita man tikrai labai labai patiko, daviau 4 irgi žvaigždutes. Tai jeigu kas dar neturit, rekomenduoju, yra tikrai gražus ir leidimas naujas išleistas, tiek Amazon, tiek Humanitas turi. Gerai, tai dabar pereikime galbūt prie mano Kindle knygų, nes čia yra dabartinė serija, kurią dabar skaitau, tai manau ją galbūt pasiliksiu pačiai pabaigai. O dabar susiraskim mano Goodreads'ą ir pasižiūrėkime, ką aš dar skaičiau. Iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, buvo labai nemažai nepabaigtų knygų, nes tikriausiai pagaliau išsilavinau tą, kad jeigu man knyga tikrai labai nepatinka ir aš nematau, kad
bus kažkoks pagerėjimas, aš tiesiog tą knygą metu ir nešvaistau savo laiko, nesikankinu, nes visgi skaitant knygas aš noriu pailsėti, aš noriu atitrūkti, tai kam dar kankintis tom knygom, kurios nepatinka. Tai galbūt ir pradėsiu nuo savo mylimiausios šiais metais perskaitos serijos, neskaitant mano On Wings on Blood serijos ir trečia dalis turėtų greit išeiti, tai jeigu dar kas nors irgi neskaitėt ir nepasinaudot mano rekomendaciją, aš jums sakiau, kad šitą knygų seriją turėtų sprogti, tiksliau sakiau, jeigu jinai nesprogs, tai nežinau, kas yra blogai, tai nujaučiau, kad jinai turėtų kažkada pasiekti būtent BookToką ir tapti populiari, o The Lies of Lena lygiai tas pats, buvo niekam pakankamai nežinoma serija ir aš lygiai taip pat BookTokę žiūrėjau kelias rekomendacijas ir galvoju, pabaigiau, man atrodo, tai buvo pirma serija, kurią aš ėmiau skaityti po būtent Kingdom of Ash ir aš buvau įsitikinus, kad pirma knyga, kurią skaitysiu po šitos, tiesiog bus nublankus, aš sunkiai ją skaitysiu ir man bus tiesiog žiauriai neįdomu. Ir aš taip džiaugiuosi, kad mano rankas būtent pakliuvo šitą knygų seriją, nes visų pirma, The Lies of Lena, aišku, tai irgi nėra tokio lygio kūrinys kaip King of the Ash, tai net nelyginkim, bet ji yra parašyta žiauriai lengvai. Ta prasme, aš net nepajaučiau, kaip su vienu prisėdimu perskaičiau, ten, man atrodo, pirmą dieną 200 puslapių ir tai buvo sekmadienio vakaras ir aš taip galvoju, ką daryti, ar čia iki ryto skaityti ir rytoj gali darbą neit. Ta prasme, ji žiauriai, kažkokių irgi, žinot, kaip būna kažkokių narkotikų knygų serijoje, tai jinai žiauriai įtraukia ir turint omeny, kad pirma knyga sudaryta yra iš 2 dalių, tai yra prieš 5 metus ir po 5 metų, tai pradedam ir susipažįstam su pagrindiniais veikėjais, kai jiems yra tiesiog 16 metų ir aš taip galvoju, 16-mečiai, o dieve, ir toks, tai dabar čia vėl skaitysim eilinę knygą apie to 16-mečius, bet buvo kažkas tokio, kas, neleido man paleistos knygos iš rankų ir atrodo, aš į tą jų visišką dramą esu tiek invested, kur man tiesiog žiauriai įdomu ir atrodo, kas čia bus, nes tikrai pakankamai pradžia nenustepkit ir neįsigaskit, kad banaliai galbūt parašyta ir tie įveikiai, kai jie susipažįsta, galbūt irgi yra pakankamai banalūs ir tiesiog prasideda ta tiesiog graži, ta jauna, pirma meilė, pirmi visi tie kartai ir skau kažkas tokio, kas neleido palikti ir turint omeny, kad tai yra dark romance knygos, tai turėkit tiesiog. Aš tiesiog skaitant galvoju, kur tas dark romance, kur čia mes tiesiog apie 16 metų skaitom. Tai tuomet prasidėjo knygos antra dalis ir mes įsivažiuojame tą veiksmą jau po 5 metų ir kiek ten viskas, kas įvyksta. Tuomet pereinam, aš visiškai skaitant neturėjau irgi lūkesčių, bet aš irgi galvoju, kad šita knyga labiau žinot, kur būna tos knygos kaip ir Zodiac Academy, dėl nuotaikėlės, kad būtų lengva skaityti, kad būtų smagu, nes tikrai jas skaityti yra smagu, ten yra visko, nuo dramos iki kažkokių, nenoriu labai irgi išsiplėsti, bet ten yra tiesiog visko, nuo širdį veriančių dalykų, baisių dalykų, skaudžių dalykų, nemalonių dalykų iki labai fainų dalykų ir sakau, aš tas knygas skaičiau kaip neypatingai gilaus pasaulio Vorbindigo knygas, bet The Sins of Silas man tiesiog ištaškė, tarsime, paskutiniai 100 puslapių buvo kažkas tokio ir aš emociškai buvau taip sudaužyta po pabaigos, aš daviau tai knygai 6 žvaigždutės, aš niekad gyvenime niekam nesudavus 6 žvaigždučių apart būtent A Court of Mist and Fury. Tai jo. Tai aš neturiu žodžių ir yra šitas jūsų būtent dabar šansas imti ir perskaityti šitą knygą, kadangi jos buvo išrinktos birželio mėnesį. Aš kaip tik Amazone dabar esu jau susidėjus krepšelį, nes laukiu vienos knygos, kuri greitų metu pasirodys. Negalima jos preorderio kažkodėl daryti. Ir noriu jos įsisakyti tiesiog, kad turėti gražius egzempliorius būtent savo knygų lentynoje. Ir žiauriai laukiam rudenio, nes rudenį turėtų išeiti 3 dalis, nes iš viso čia turėtų būti 6 knygos, tai žiauriai gerai. Labai patiko man ir labai tikrai nuoširdžiai
rekomenduoju. Gerai, pereikim prie kitos. Blood and Betrayals. Iš tikrųjų, žiauriai stora knyga, jinai irgi, kai ją skaičiau, buvo pakankamai nauja, iki mėnesio, joje yra apie 800 puslapių maždaug tokio storumo knyga. Ir aš jos perskaičiau lygiai 500 puslapių, plus minus, ir tiesiog mečiau, nes per tos 500 puslapių neįvyko nieko. Realiai per tos 500 puslapių įvyko tiek dalykų, kas galėjo sutilpti į 100 puslapių maksimaliai. Ir tiesiog aš skaitau ir man toks atrodo ir vėl kartojamas. Ir vėl tas pats, nes ten yra, kaip pasakyti, Academy, yra Dark Academy, jeigu neklysiu. Ir man dabar labai patinka būtent šita tema. Aš labai norėjau kažkokios tokios knygos dar. Be didžiulės visatos, jinai dar yra pirma knyga išleista. Ir buvo tiesiog taip nuobodu. Ir aš žinojau, kad kur gali keliauti pati istorija, nes buvo tam tikrų veikėjų, kurie buvo įdomus, bet aš tiesiog neapsikenčiau ir išspoilinau pačią pabaigą ir sakau, aš taip ir žinojau, kad taip ir nutiks, tai aš ją tiesiog nepabaigiau jos. Tuomet turim Feathers So Vicious. Dar viena pakankamai populiari knyga ir Goodreads, jinai yra įvertinta tikrai pakankamai aukštai kaip Dark Romance, 4,6 matau yra įvertinimas. Skaičiau ir aš ją pakankamai greit perskaičiau, taip pat nėra labai plona knyga, bet perskaičiau gal per 2 ar 3 dienas ir kažkaip, kai skaičiau, man jinai patiko labai ir neskau, pakankamai greit perskaičiau, tai reiškia tikrai patiko. Ir galiausiai perskaičius buvo tokie dvejopi jausmai galiausiai ir aš taip kažkaip ją įvertinau, man atrodo, 3 žvaigždutėm, nes nebuvo kažkokio tenais wow efekto ir pakankamai galbūt buvo nuspėjama, bet aišku, pabaiga tokia buvo, kuri tikrai man pakankamai neskaniai susiskaitė. Žinot, kiekvienas turim tam tikrus dalykus, ką vertinam, kai skaitom Dark Romance ir man kažkaip visgi, nes aš išsispoilinau iš tikrųjų antros knygos būtent siužetą ir pabaigą, nepatiko. Nepatiko, kaip ir tiesiog tas jos tęsinys ir man, tiesiog, matau, mano laikas į pabaigą eina ir pasižiūrėsiu, ar leis man dar šnekėti, bet buvo tam tikri keli dalykai, kas man būtent ir santykiuose dviejų žmonių atrodo, kad ir kiek tai dark turėtų būti, privalo būti tam tikra riba, kai kuriem dalykam nekalbu apie kažkokios ten smut scenas ar panašiai, bet tie tokie santykių dalykai ir sakau, kai perskaičiau, kas bus antroji knygoje, man dar toks pasidarė neiškumas, kodėl tada iš viso ta pirma knyga tokia buvo. Tai nežinau, tiesiog ne man, aš žinau, kad ir iš klubo merginų šitą knygą kai kam labai patiko. Tai va, tai man tiesiog buvo neskaniai, mano trumpas įvertinimas, kad man tiesiog neskaniai suskaitė tam tikri dalykai ir aš nenorėjau jos tęsti. Gerai, tai grįžtu, nes buvo tokia trumpa išsikrovimo pertraukėlė. Tai pabaigiau ir pradėsiu gal iš naujo tiesiog My Roommate is a Vampire. Tai šitą knygą perklausiau audio formatu. Tiesiog galvoju, reikia kažkokios labai lengvos knygos ir man tiesiog viskas apie vampyrus visada yra jas. Tai nežinau, vertinau 2 žvaigždutėm, nes iš tikrųjų tikrai pakankamai lengvai skaitęs ir nereikia iš tikrųjų pakankamai daug sekti, kad susigaudyti, kas vyksta pačiam siužete, bet jinai tiesiog tokia kvaila, maža knygutė galiausiai man pasirodė, nes kad ir kaip kažkokių tokių juokingų ar tokių nelogiškų dalykų buvo pačioj knygoj, bet aš kažkaip tiesiog važiuojam su šita, plaukiam pasroviai, bet pabaigoje aš man taip sunkiai tenai sekėsi ją pabaigti ir aš tiesiog jau ten be proto varčiau akis ir tas didžiausias plot twistas, aš jums jį išduosiu, nes aš tiesiog šios knygos nelabai rekomenduoju skaityti. Pats didžiausias plot twistas buvo vienu žodžiu, kad tą vampyrų mūsų MMC pagrobė jo šeima, ar tais jo šeima ir sužadėtinė, kuri ten buvo, žinot, vampyrų tam pasauliu, kur tarkim esi pažadėtas kažkam, vienu žodžiu susituokti ir pagrobė jį tenais, uždarė į kažkokį rūsį. Ir mūsų pagrindinė veikėja galvoja, kaip čianais išgelbėti vienu žodžiu, nes, taip suprato staiga, kad nori būti su to savo kambarioku, su to vampyru ten... Aš net negaliu. Tai žodžiu, plot twistas buvo tas, kad jinai sugalvoja, kad reikia kažkaip šantažuoti būtent tą jo šeimą ir aš nufilmuosiu video, kur aš papasakoju visiems žmonėm apie vampyrus, kad čia jie tokie egzistuoja ir kad čia vienu žodžiu taip ir anaip. Ir tą video jinai nusintė, man atrodo, jo mamai.
ir pagrasino, kad paskelbs ten TikTok'e ir visur kitur panašiai. TikTok'as buvo paminėtas daug kartų ir esmė tame, kad, žinot, tie 100 metų daugiau vampyrai, kurie turintis ten ir galios ir visko ir panašiai, jie išsigando šito grasinimo. Išsigando, ta jo mama, oh my gosh, tenais, kaip tenais taip ir anaip, mes vienu žodžiu paleido tą jaunikį, vienu žodžiu, mūsų tą vampyriuką ir tuo baigėsi. 2 žvaigždutės, net nežinau kodėl, net ne viena žvaigždutė, ta prasme, kai dabar papasakoju, tai dar kvailiau skamba. Tas TikTokas, kad mes išduosim, kad čia jūs tokie egzistuojat. Tai va, tokia va ta knygutė, tai dėl to aš sakau, jinai tokia antiek silė ir man pabaigoje ten tiek vartėsi akis, aš ten juokiausi, tiesiog žvengiau iš to tokio, nu suprantat, ką turiu menį. Tai važiuojam toliau. Pereikim prie dar kitos knygos, Between Flames and Deceit. Čia buvo žadėta knyga su drakonais, kai princesė drakonų turėtų susibondinti ir būtent susituokti su kitos tos šalies princu dėl tam tikrų dalykų, nes vieniems reikia kariuomenės, kitiems reikia maisto, nu vienu žodžiu, tokius mainus pasidaryti. Ir čia yra Age Gap, man atrodo, skaitosi istorija ir tikrai daug žadėjo visi tie drakonai ir vienu žodžiu, ji nuvyksta į tą būtent pilį, kur jinai turi susipažinti su princu, jaunas princas pasirodo, kad yra visiškas liurbis ir ten panašiai, bet mūsų princesė įsižiūri į karalių, kuris žinoma yra ten strong ir visa kita. Ir man tikrai ši visai šita knyga skaitėsi įdomiai ir buvo tas banteris ir pagrindinė veikėja buvo tikrai protinga ir tokia, kaip pasakyti, ne tokia jauna panelė, kad ten tiesiog naivi ir panašiai. Tai man tas patiko ir aš didžiąją knygos dalį, nes man atrodo, aš nebaigiau ties, man liko gal 20%, gal mažiau. Ir žinau, kad knyga užsibaigė su didžiuliu kažkokiu tiesiog efektinga ta pabaiga, vienu žodžiu, cliffhanger. Ir sakiau, kad gal reikia pabaigti kažkada perskaityti, nes nu netiek daug ir likę ten apie 100 puslapių, bet tiesiog neprisiverčiau galiausiai, nes man pasidarė taip nuobodu, tas toksai, o dieve, kaip čianais aš noriu, kad mes būtume kartu, bet mes negalim, kaip čianais tas ir anas. Tiesiog man atsibodo klausyti ten tos visus, vienu žodžiu, tas raudas ir neapsikenčiau, tai daviau tas 2 žvaigždutės įkaliau ir nepabaigiau, bet galvoju, gal reikia pabaigti, bet vis dar nejaučiu labai didelio noro pabaigti ir tie žadėti drakonai per visą knygą jų visiškai nebuvo, man atrodo, jie ten tik tos knygos pabaigoje įkrito, tai irgi labai labai liūdna dėl to, tai va. Ir man atrodo, kad priėjome beveik prie pačios pabaigos, nes neaptartų knygų neliko tiek jau daug. Tai perskaičiau vieną iš didžiausių dabar TikTok'e populiariausių knygų Direbound. Ji šiuo metu yra tikrai gerą įvertinimą, turi 4,43 ir iš tikrųjų tikrai labai daug kas gyrė, kad labai įdomi įtraukianti istorija. Ir tai yra apie vilkus, būtent panašiai kaip drakonai, tai čianais mes susijungiam, vienu žodžiu, bound, jau į patį galą, man čia nesišneka, vienu žodžiu, turim, kaip su drakonais bondinam, tai čia bondinam su vilkais ir tikrai man atrodė, kad labai įdomu ir būtent visas tas alfa pekų dalykas man irgi yra įdomus su vilkolaikiais, kai knygas irgi tikrai labai mėgstu. Tai patiko, bet kažkaip aš ją įvertinau 3 žvaigždutėm ir man iš tikrųjų šitoj knygoje nebuvo nieko naujo, viskas buvo, žinot, kur būna tiesiog viskas girdėta, viskas matyta, visi plot twistai nuspėti ir dažniausiai tokiose knygose tau arba patinka, kur tu tiesiog keliauji emociškai, važiuoji arba nevažiuoji, nes iš tikrųjų tikrai yra pakankamai geras ir slow burn, tikrai man patiko būtent to pagrindinio veikėjo, bet irgi viskas matyta, tiesiog grumpy veikėjas, vienu žodžiu, kuris anais tiesiog ją heitina, o ten pasirodo, kad, nu nenoriu čia netyčia prišnekėti, nes tikrai manau, kad galbūt skaitysi, tikrai populiari knyga. Tai man tiesiog, manau, iki galo tas neužkabino, bet ar skaitysiu antrą dalį, tai tikrai taip, nes visai įdomu, tos 3 žvaigždutės kartais tikrai nebūna į tą blogąją pusę, galbūt sakyčiau 3,5.
tiesiog man jinai buvo girdėta, viskas matyta ir nenustebino, tai dėl to tas įvertinimas toks yra mažesnis, nes tikėjau tikrai bent jau, kad 4 žvaigždutės bus ir panašiai. Tai būtent po šitos knygos aš turiu keletą TikTok'e dabar tikrai populiarių knygų, kaip Silver Elite ir kaip vadinasi, kažkas su Sparrow. Nu, žinote, apie ką įdėsiu čia tas knygas, jos yra dabar be proto populiarios ir kiek mačiau, Silver Elite šiek tiek pakrito tas įvertinimas, jau senais apie 4 kažkas su centais, o būtent ana knyga vis dar taip stipriai važiuoja, tai aš ją esu užsisakius special editioną, tai manau lauksiu, nepirksiu per Kindle, o lauksiu to leidimo ir vienu žodžiu žiūriu, ar įrašinėja jo, nes baisu dabar, kad neįrašinėja, tai lauksiu aš to leidimo ir tikrai skaitysiu, nes buvau pasiryšus, galvoju, gal Kindle nusipirkti. Tai tą Silver Elite galvoju vis dar, ar nusipirkti, ar skaityti, bet Kindle, man atrodo, jeigu dar nuolaidos nepadarė, tai brangiau negu paperbacką pirkti, tai irgi tokia nesąmonė. Tai šiaip iš tikrųjų dar netgi gera diskusija, kaip jūs, pavyzdžiui, ar imat iš karto skaito tas labai užhypintas knygas ar ne, nes aš kažkaip paskutiniu metu pati tikrai labai daug būdama BookTok'e, skaitydama rekomendacijas ir tiesiog plaukdama kartu pasroviui su viskuo, šiek tiek nusiviliu ir, nu taip, nežinau, tai vienu žodžiu, parašykit, kaip jūs dabar būtent jaučiatės su visom tom labai populiariom knygom, kurios yra išpopuliarintos, nes būtent Silver Elite, tai, nu, ne veltui daug yra tenais kalbų, kad tai yra pakankamai žymi rašytoja, nes buvo marketingas padarytas tiesiog tobulas, knyga išėjo, ta knyga tarkim išėjo tik dabar, o jinai žiauriai populiari, labai užhypinta, tai vat, vienu žodžiu. Gerai. Pabaikime mano visą šitą video, kuris aš neįsivaizduoju, man atrodo, bus žiauriai ilgas, tai tikiuosi nepavargo dar nuo mano kalbėjimo. Dabar skaitau vienu žodžiu seriją Trial of the Sun Queen, ar gerai, Trial of the Sun Queen, taip, skaitau šitą seriją. Daug kas sako, kad jie yra labai panašiai į ACOTAR ir aš esu tikrai ne iš vieno atsiliepimo girdėjus ir panašiai šiaip. Iš viso yra, tai yra jau užbaigta serija, iš viso yra 4 knygos, tai man liko 3 knygos gal apie 50 puslapių, jeigu ne mažiau, ir liks paskutinė, tai gerai, gal pradėsiu nuo pat pirmos. Tai visų pirma, kas sako, kad jos yra panašios į ACOTAR, galėčiau nesutikti, aš juose nei tiesiogiai, nei labai netiesiogiai, nu, nieko panašaus nematau. Tai galbūt nereiktų kažko tokio tikėtis. Šiaip aplamai irgi parašykit savo nuomonę. Man tas lyginimas, kur tarkim išeina kažkokia nauja knyga ir jeigu tenais čia yra, vienu žodžiu, Fort Fingers yra ACOTARas viename ir ten vienu žodžiu ir tu perskaitai tą knygą, ten nieko panašaus net nesuprasi. Tai aišku, tokius dalykus naudoja, kad knyga labiau pastebėtų ir kad jinai atkreiptų dėmesį naudojant tas populiarius pavadinimus, bet aš tiesiog jau pavargau nuo tų tokių ir dabar, kai pamatau kažkokias rekomendacijas, kur sako, čia žiauriai panašu į tą ir tą, aš taip, ne, tai tikriausiai nėra panašu ir net būna iš tokia piktai net kreipiu dėmesio. Gerai, grįžtant prie temos. Tai vienu žodžiu, šita knyga, pirma knyga, gal vienintelis tas panašumas su ACOTARu, kad šitoj knygoje pirmoji daly mes susipažįstam su būtent karalių ir jisai yra tiesiog, kitaip tariant, Tamlinas, iš karto ten aišku, bet vėlgi patys veikėjai ir jų charakteriai nėra niekuo irgi man panašus būtent į ACOTAR, tai, nu nežinau, kas skaitėt ir kas gal žinot, parašykit, kuo čia daug kam jie panašus, gal aš tiesiog nepastebėjau kažkokių panašumų. Bet tiesiog visa pirma knyga yra toks kaip vienas tokia bendra įžanga ir man iš tikrųjų daug, aš žinau, kad tiesiog užkabino nuo pirmų puslapių, aš nežinau, galbūt aš labai ilgai svarsčiau ir galimai nenorėjau paimti dabar šitos serijos į rankas, dėl to gal man jinai nesuteikė to tokio lengvo skaitimo, nes tikrai knygos parašytos tokiu pakankamai lengvai, greitai skaitomų. Žinot, kur būna kai kurios knygos, kur sudėtingų daug žodžių, tai čia tikrai nieko panašaus. Pirmą knygą greit perskaičiau, bet manęs visiškai nekabino, nes vėlgi su pagrindiniu, su mūsų MMC susipažinom tik tais pačioj pabaigoj. Čia yra dual POV, tai žinojom, kas būtent bus tas mūsų MMC.
Tai gal tas truputėlį daug išdavė, kad labai taip sunkiai skaitosi. Ir jeigu trumpai tariant, tai mūsų pagrindinė veikėja papuola būtent į kitą karalystę, kur yra tas karalius, ir ji turi pereiti būtent tą Deadly Trial su 10 moterų, kad taptų būtent, užsitarnautų ir taptų būtent tos karalystės karalienė. Taip trumpai tariant, tiesiog, kad tam Sun King, kad laimėtų to Sun King's Heart. Tai va, trumpai tariant. Nu, šiandieną labai mano pasakojimas nėra detalius, tai aš atsiprašau dėl to. Bet vienu žodžiu, manau, kad tikrai daugam turėtų patikti, kas nori tiesiog lengvos istorijos, jos nėra super aukštai vertintos, tai manau tas ir jaučiasi, pirma knyga gal ten 3, 7, 8 ir kažkas tokio, antra knyga apie 4 kažkas, šiaip antra knyga man tikrai patiko, čia tikrai buvo daug jų, nebuvo kažkokio daug siužeto, nes čia jau kadangi mūsų pagrindiniai 2 veikėjai susijėjo ir tikrai labai aiškiai tiesiog matys nuo pirmos ir taip aišku, kad jie yra ten fated mates ir panašiai, tai čia buvo daug to banterio, bet vėlgi šiek tiek tas slow burnas labai slow burnino, nes galiausiai, nu gerai, galbūt neverta išduoti, kad nenutik čia jūsų, kažkaip kitaip, tai tikrai žiaurus slow burnas, kam patinka, tai tikrai patiks, man tiesiog gal buvo irgi jo šiek tiek per daug, nes tiesiog viskas labai ilgai pakankamai tęsės ir tas negaliu, negaliu, čia vienu žodžiu, labai iš tikrųjų galima buvo suprasti pagrindinę veikėją, dėl ko viskas taip ir tikrai viskas turėjo tą prasme, kodėl viskas taip vyko, bet tiesiog ilgainiui man irgi pasidarė šiek tiek nuobodu skaityti tą patį per tą patį, vienu žodžiu. Tai šita knyga pakankamai, šiaip dar minusas, kad aš tas knygas pirmą perskaičiau per 2-3 dienas, šitą skaičiau šiek tiek ilgiau, bet tas blizgus viršelis, jos atrodo, kaip, nežinau, skaitytos jau 10 kartų, tai, nežinau, labai nekokybiški. Pavyzdžiui, antrą kažkodėl turiu su paprastu viršeliu, nors visas pirkau vienu metu Humanite, tai gal, nežinau, ar čia skiriasi leidimai, ar čia tiesiog taip gavos, kad pamiršo uždėti tą blizgutį su antra knyga, bet, nu, žiauriai negražiai atrodo. Ta prasme, tai šiek tiek esu nusivylus ties šitu. Ir vienu žodžiu, šita 3 knyga, sakau, va, man čia tiek beliko, neskaitant tos pilkos, oi, čia gal net mažiau, gal 20 puslapių. Tai žodžiu, numanau, kad čia, nes antros pabaiga tokia liūdnoka, kiek žinau, tai numanau, kad šiandien galėtų nutikti. Ir kažkaip pabaigus ją, aš nežinau, yra likus tą paskutinę knygą, jinai irgi nėra ten super gerai vertinta, daug kas sako, kad net prasčiausia serijoje, tai aš taip gal pabaigsiu, bet kažką dabar kito norėčiau skaityti, nes turiu kelias knygas pasižymėjus ir kaip tik jau turiu Kindle. Tai galvoju, kad gal pačytinsiu ir permesiu, nors, nu, tikrai noriu sužinoti, kaip ten ta visa istorija užsibaigs, nėra, kad man visai nerūpėtų ten tie veikėjai, bet jeigu jaučiu taip reikės įvertinti, tai pačią seriją kam 3 žvaigždutėm taip vertinčiau. Kažkas tokio. Nežinau, 4 tikrai niekaip neištems, turint omeny, kad paskutinė knyga neturi gerų įvertinimų. Tai tokia labai vidutinė. Tai va. Nu gerai, šiandieną gavos mano toks, jautėsi, kad aš padariau per ilgą pertrauką, nes aš paprastai 20 minučių sutelpu, tai šiandieną tikriausiai to nebus ir priplepėjau ir tikiuosi, kad neprailgo, susiklausė visai gerai. Parašykit, ką jūs dabar skaitot, arba, nežinau, paskutinė knyga, kuri žiauriai patiko, padiskutuojam, labai pasilgau ir komentarų, labai noriu su jumis ir juose pabendrauti. Galit man net kažkokių naujų idėjų parašyti, ką norit, kad nufilmuočiau, nes, sakau, gal būtent ir Saros Ronald Vilas seriją padaryti, kas tikrai būtų daug darbo, nes reikėtų čia pasidaryti nemažai, vienu žodžiu, planiuką, ką kaip šnekėt, bet manau visai norėčiau. Tai va, vienu žodžiu, lauksiu jūsų komentarų, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.